Tai čia yra pirmasis mamulės darbas aliejumi, 25 metų, jinai 12 gimimo, tai 13 metų. Labai kompleksavo ir Durvėjus sakė, tai yra antimenas ir taip negalima tapyti iš viso, nes tai primena nuotrauką, o jeigu tapyba primena nuotrauką, tai nieko nėra blogiau. Jos toks buvo pasakymas ir man pasakojo, kas čia yra blogai ir kad čia, jo. Tai sakė, niekam nerodyk, man gėda ir jo. Ji turėjo viską, kas jai būtų padėję tapti žinoma galbūt visame pasaulyje. Išsilavinimą, akiratį, charizmą ir be abejonės talentą. Jaunystėje mokytoja ją laikė itin perspektyvia tapytoja. O tas, aš nežinau, kas tai yra. Jin sakė, aš bandžiau iš pradžių padaryti save, nesigavo, tai bandžiau kažkokią savo draugę, tada irgi nesigavo, tai visada sakydavo, tai yra mėlyna boba. Jo yra pavadinimas mėlyna boba ir sakė, irgi man čia nelabai gavosi, jeigu gali nerodyk. Nors šiaip nuostabus dar. Ji iš tos prieškario dailininkų kartos, kuri šiandien laikoma Lietuvos dailės pamatu. Jos kolegės, artimos draugės, Domicelė Tarabildienė, kaip ir kino juosto nepatekusi Marcė Katiliūtė ar Konstancija Petrikaitė Tulienė, mūsų šalies meno istorijoje įrašytos didžiosiomis raidėmis. O štai ji, nemažiau gabi, tarsi liko paraštėje, tarsi toliau nuo pakylos. Pirmąją savo parodą ji surengė būdama tik 52. Kodėl? Atsakymas sudėtingas, kaip ir visas jos gyvenimas. Ji buvo Petro Cvirkos žmona, žmogaus, kurį mylėjo, kurio tikėjo ir kuris, tenka pripažinti, įspaudė sunkų pėdsaką jos likime. Sovietmečių herojumi paversto Petro Cvirkos legendoje ji turėjo būti tik žmona, didžiavyrio našlė. Ar ji su tuo susitaikė? Tikrai ne. Ji buvo per daug didi ir ori, kad įsitektų šešėlyje. Šeimoje buvo mamulė. Draugų tarpe Marija, Markiukas. Markiukas buvo artimiausių draugių. Liulytė vadino. Tai Eliza Venslovienė, sesuo, vyresnė metais. Baisiai buvo artimos, kiekvieną dieną šnekėdavo telefonu. Ir taip labai juokinga, 2 kartus šnekėdavo, ryte pasikalba, susipyksta žvėriškai. Tada pusė dienos pergyvena, o vakare negali arba viena arba kita skambina ir atsiprašo. Jinai kartu su mama mane ir užaugino. Mama eidavo į darbą, mamulė, kadangi tapė namuose, tai aš tryniaus su ją. Nuo pirmų dienų iki paskutinių. Marija Račkauskaitė Cvirkienė. Abi pavardės, tėvo ir vyro, jos gyvenime buvo lemtingos. Visgi kitapus savo drobių dažniausiai pasirašydavo tik vieną – Cvirkienės. Tiksliau jos trumpiniu – MC. Parašą ji paliko ir ant paskutiniųjų savo gyvenimo paveikslų, kuriuos, būdama silpnos sveikatos ir nebenulaikydama teptuko, nutapė pirštų pagalvėlėmis. Atsimenu molbertą, seną riešutmedžio molbertą ir jinai turėjo kambarį, kuriame ir gyveno. Lova, molbertas, daug aliejinių dažų, jos kambarys. Jeigu kažkas galvoja, kad čia turėjo kokią nors studiją tapytojų, tai turėjo kiti. Bet Marija to neturėjo. Tai jinai tapė savo kambarį ir baisiausiai keikdavosi, kad kai jai reikia tapyti, tai trūksta šviesos. Jeigu tinkama šviesa, tada meta viską, negalima būdavo įeiti, uždaro duris, jin ten kuisėsi. Paskui, aišku, ateina laikas paskambinti Liulytei, įsikolioja gerai. Save radus gyvenime kaip tapytoja, galbūt netgi labiau negu mama, nors tai galbūt nuskambės paradoksas, bet jinai yra sakius, kad tikras menininkas apskritai neturi turėti vaikų, nes vaikai trukdo, o tu turi pasinert. Tas pats galioja ir Petrui, vyrui, ir jinai sako, aš labai tikrai svarsčiau,
kadangi žiauriai mylėjo vienas kitą, tai vaikai visgi laimėjo, bet jinai buvo prisipažinus, kad kokybei darbų tapybai galbūt tai nepridėjo. Jaunystės nuotraukose du laimingi žmonės – Marija ir Petras. Spindinčios akys, šypsenos. Štai ir nuostabioji jųdviejų jaunavedžių kelionė po vakarų Europą 1937-aisiais. Ilga, svaigi, dosni įspūdžių, pirma ir paskutinė tokia šviesi. Vėliau, karo metais, jiedu per pasaulį trenkėsi bėgdami nuo pražūties. Įsislapstė, sugrįžo Lietuvon. Bet pražūtis vis tiek ištiko. 1947-aisiais Petras iškeliavo jau be Marijos, amžinybėn. O ji ilgiems dešimtmečiams liko sovietinės ideologijos sukurto herojaus našlė. Cvirkos vardu vadinamų gatvių ir kolūkių, statomų paminklų ir kito parodomojo teatro kviestinė puošmena. Jeigu jinai būtų kalbėjusi tą, ką nereikia, būtų viskas labai blogai baigėsi. Nes jos pozicija tai buvo šachas ir matas, aš manau, nes jos sesuo ištekėjo už Antano Venclovos. Venclovo tas, kuris buvo ten deputatas, Stalino, reiškia, premijų laureatas, rašytojų sąjungos tenai, reiškia, komisijos pirmininkas ir daug kitų. Tame tarpe jisai išvertė sovietinį lietuvišką himno žodžius. Tai buvo tokie veikėjai, kurie buvo įrankiai. Ir visų pirma, moterų jų nuomonė apie politiką nieks neturėjo mados klausti, nedaug dievė jos ten kažką sakytų. Ir iš principo, tai jinai puikiai suprato, kad nieko jinai negali kalbėti. Man, pavyzdžiui, labai yra nuostabu tai, kad kai ką nors pakalbinu, kas pažinojo Cvirkienę, visi labai sušyla. Visi sako, oi, kokia jinai buvo maloni, kokia jinai buvo elegantiška, kokia jinai buvo tokia nuostabi, taktiška, supratinga ten ir visokia kokia. Ir jeigu aš kalbinu tapytojus, visi labai pagarbiai sako, jinai buvo labai talentinga, koks pas ją geras koloritas skambesys, kokios geras kompozicijos. Jinai kažkaip tai sugebėjo atsitraukti nuo viso šito viešumo ir kurti savo kažkokią alternatyvę realybę, kurioje taikiai sugyvena su žmonėm, juos gerbdama. Tai aš netapatinčiau Cvirkos su Cvirkiene, man atrodo, kad jų santuoka buvo tokia labai, iš pradžių ten meilė, jaunystė, visa kita, o po to tarsi kaip dvi skirtingos realybės, kur toj savo realybėj jinai turėjo neišsišokti. Tai populiarus mitas, tai populiariau aiškinti, nes Cvirkos pavardė yra nepopuliari, o visi supranta, kad tai buvo didinga tapytoja ir populiaru yra pasakyti, va, vyras blogas, o tapytoja yra gera, klėdesiai visiškai. Retai sutiksi, kada tvirtesnė pora. Didžioji meilė ir didžiausias skausmas. Trumpos laimės akimirkos ir ilgi dešimtmečiai nevilties. Likimo paradoksai, kurių dailininkės Marijos Cvirkienės gyvenime išties netrūko. Marija Račkauskaitė gimė 1912-aisiais žinomo pedagogo, vertėjo, klasikinės filologijos profesoriaus Merkelio Račkausko šeimoje. Merkelis vedė lenkaitę Eleną, susilaukė 3 atžalų – Vytauto, Elizos ir Marijos. Nuo mažų dienų Račkauskų vaikai augo išskirtinėje aplinkoje, apsupti tėvo bičiulių mokslininkų, literatų, menininkų. Jos gyvenimas labai permainingas, kaip ir tas laikotarpis. Tai jinai gimė Moldavijos tokiam mieste, nes tėvas išvažiavo dėstyti, buvo pakviestas dėstyti graikų lotynų kalbos. Dabar tas miestas Bolhradas, man atrodo, vadinasi, priklauso Ukrainai. Ir po to 4 metus jie gyveno Chersono mieste.
Tai iš pradžių dėstytojas galėjo išsinuomoti 7 kambarių namą ir tenai glausdavo ir visokius studentus. Jų šeima labai buvo dosni, tokia mylinti, palaikanti, užjaučianti. O po to atėjus jau sunkesniem laikais iškraustė jos į kažkokį ten pusrūsį. Mama keisdavo drabužius į maistą ir jie kažkaip visai neblogai ten vertėsi. Bet pavyzdžiui, jinai vaikystėje svajojo turėti basutės, lakstė visą vasarą basa. Tai nebuvo tokia jau, kaip sakant, rožiam klota ta pradžia. Ir vėliau aprašo, kad labai sunkiai keliavo į Lietuvą, ten 2 savaitės kažkokiais prekybiniais vagonais. Tada apsistojo pas, žodžiu, pažįstamus, pakvietė juos tėvą dėstyti į Panevėžį, vėliau į Mažeikius ir tik vėliau atsidūrė Kaune. Įstojo į Kauno meno mokyklą lengvai ir iškart buvo pastebėta ir netgi po 2 kursų, nors paprastai tik po 4 galima pereiti į tapybos mokslus, jinai įsiprašė po 2, nes jau nuo pat mažens matėsi, kad jinai labai talentinga. Labai norėjo piešti. Aš sakė, nieko gyvenime taip nesu norėjus kaip piešti. O savo ruoštų Eliza, jinai sakė, aš kaip tik nenoriu piešti, aš noriu būti gero vyro, gera žmona. Jinai piešė nuo pat mažens ir jos piešė senelį, pavyzdžiui, maldaknygę ir senelis jai sakydavo, sako, tu tik vaikelį piešk čia, bet kuri babelė gali gimdyti vaikus, o tu tai jau tik tai piešk. Tai ją jau taip nuskatino labai. Dar buvo toks lūžis, kai dar jinai berods Panevėžy, kai jie gyveno, dėdė Karolis iš Amerikos atvežė jai aliejinių dažų, reiškia, rinkinį ir nuo tada jinai tiesiog įsimylėjo tapybą. Jinai piešė. Vėliau perėjo Kaune per tėvo biblioteką. Ten buvo daug albumų visokių užsienio dailininkų. Jos kopijuodavo, tiesiog jinai buvo apsėsta tos idėjos, nors jinai tokia mažutė, labai smulkutė, bet jinai, tiesiog pilnai atsidavė dailiai ir mokėsi su labai talentingom kursiokiam. Tai pavyzdžiui, Domicelė Tarabildienė, Marcė Katiliūtė, labai užjautė Marcę Katiliūtę, kad jinai, pavyzdžiui, labai sunkiai gyveno, bandė ją atsikviesti į namus apsigyventi ten, nes labai taip jautėsi kažkaip nesmagiai, kad kiti neturi, jinai viską turi. Marija buvo pastebėta per apžvalginės parodas, pavyzdžiui, Mikalojus Vorobjovas, vienas tokių ryškiausių ir tikrai europinio lygio menotyrininkas, ją išskyrė kaip ypatingo talento, kur ten šviesa ir muzika susijungia ir kad jinai kaip jau perpratus kūrybos paslaptis, jam padarė didžiulį įspūdį. Jisai buvo didelis Čiurlionio tyrinėtojas ir gerbėjas. Ir iš karto ją išskyrė dar tokią visiškai jauną kūrėją. Jinai turėjo labai tokį, kaip čia, gerą pajautimą spalvos, puikiai mokėjo sukurti tą tokį spalvų ir šviesos virpėjimą. Dažniausiai jinai tapė portretus, peizažus, natiurmortus, kaip sakant, mažuosius žanrus. Dažniausiai jinai kažkokią turėjo tokį pomėgį tapyti gėles. Visur, net kai tapydavo autoportretus, būdavo langas, puokštė gėlių ir jinai. Arba puokštė gėlių, jinai tiesiog būdavo visada. Tai tarsi kažkokia, nežinau, jos tokia kaip perkeltinė laisvės išraiška. Mamulė pasakodavo apie paveikslus, kaip pažinti paveikslus. Esmė yra akis, kakta, plaukai. Čia yra didžiausias dėmesys. Kiti dalykai, fonas virpantis, būtinai turi būti virpantis, rankytė ten daugiau ar mažiau, kad tai yra ranka, bet visiškai neverta buvo investuoti į aiškumą rankos arba fono. Esmė yra fokusas į akis ir bendrą nuotaiką tokią virpančią. Marija Cvirkienė pasižymėjo ir kaip puiki knygų iliustruotoja, taip pat kaip autoportretų kūrėja. Šį žanrą 4-ajame praeito amžiaus dešimtmetyje mėgo daug menininkų. Autoportretus kūrė Marijos bičiulė Domicelė Tarabildienė, fotografė bei dailininkė Veronika Šleivytė, nemažai kitų. Autoportreto žanras tampa aktualus visada tada, kai vyksta naujas savęs įvertinimas, savo tapatybės kažkoks ieškojimas. Tai tikrai tarpukario, reiškia, tos merginos, jos tikrai bandė suvokti save toje aplinkoje. Tai Šleivytės atveju ypatingai ryšku.
Cvirkienė, taip, jinai turi tokių jaunystės autoportretų, kur jinai save vaizduoja kaip dailininkė, bando kažkokią tai vos ne vangogišką manierą pasitapyti. Bet mane labiausiai sudomino tai sovietmečio jos autoportretai, todėl kad aš tyrinėjau autoportretus ir būtent sovietmečio pradžioje autoportretai apskritai yra retenybė. Ir tuo Cvirkienė mane patraukė, kad jos autoportretai labai tokie asmeniški, tokie labai intymioje erdvėje, visiškai nešabloniški. Nes pirmaisiais sovietmečio dešimtmečiais autoportretų iš vis nebuvo, arba jie buvo tokie nykus, kaip paso kažkokios tai nuotraukos, nes visų pirma žmonės po visų represijų ir tų neaiškių aplinkybių, kaip čia elgtis, nenorėjo savęs rodyti, kišti. Antras sovietmetis buvo labai paremtas kolektyvu, tas individualizmas buvo absoliučiai nepageidaujamas ir neaktualus, ir albumuose buvo užkaišoma šitas spragas su senais autoportretais. Tai, o Cvirkienė štai save vaizduoja taip ryškiai, kita vertus jinai laikėsi labai nuošaly, dėl to, kad jo situacija buvo tokia labai savotiškai. Petras Cvirka – Marijos lemtis ir nelemtis. Talentingas rašytojas sovietmečiu tapo įtakingu komunistų partijos veikėju. Buvo vienas iš liūdnojo mūsų istorijos 20-tuko 1940-aisiais važiavusio į Maskvą parvežti okupantų saulės narių. Jaunystėje, tarpukariu, kai jiedu su Marija susipažino, Petro Cvirkos biografija neturėjo jokių didingų įrašų. Cvirka mokėsi Kauno meno mokykloje, tik jie susipažino studijų metais, tik jis pasirinko rašytojo specialybę. Ir iš pradžių turbūt gal ir tikėjo tom kairuoliškom, gal taip ir idealistiškai idėjomis. Tik vėliau, man atrodo, jie labai greitai suprato, kad jie yra visiškos marionetės. Mokėsi kartu, susibičiuliavo, yra ten kažkokie atsiminimuose minima, kaip atėjo pas tėvelį prašyti rankos ir kažkaip susitarė, bet Marija Cvirkienė labai mažai kalba apie šitos vėlesnius laikotarpius. Kalba absoliučiai šabloniškai, tą, ką reikia, ir visiškai jaučiamas toksai didelė savicenzūra. Nieko mes iš tikrųjų. Mes gauname tokią sieną šabloninio to, ko reikia. Jie turėjo 2 lagaminus. Ir Petras jau buvo, kada jie sukūrė šeimą, jis jau buvo žinomas rašytojas, jisai buvo gavęs keletą valstybinių apdovanojimų premijų už Nemuno šalies pasakas, už Frank Kruk 34 metais ir viena iš tų premijų buvo galinga, 10 000 litų, tikrai galinga labai premija, ir jie leido kelionėms. Ir aišku, Prancūzija, kultūros, tapybos, literatūros sostinė, bet jie Žydrąją pakrantę, dalį Šiaurės Afrikos, Italiją, jie keliavo pakankamai ilgai ir daug. Pasižiūri nuotraukas, tai nuotaika puikiai, tiesiog puikus gyvenimas, kuris laukia tavęs priekyje. Bet 40 metai, valdžių kaitos, ateina bolševikai, ateina nacijai, išeina vėl bolševikai, sujaukia daugelį labai lietuvių šeimų, praktiškai visus palėtė. Vienaip ar kitaip, kadangi Petras buvo pagarsėjęs savo gana raudonomis idėjomis, nuoširdžiomis, kairiosiomis idėjomis. Ir jie tikrai bijojo, ką čia ir sakyti, Antano Venclovos žmona nacių vyriausybė atėjus supakavo kartu su kitais, vežė į koncentracijos stovyklas arba naikino Kaune fortuose kartu su žydais. Jin taip ir Liulytė pateko, bet jie kažkaip per pažįstamus išsuko, pasakė, kad čia yra Račkausko dukra. Negali būti, tai jinai žydė, nesako, pas mus dėja, bet nėra žydiško kraujo.
Sako, mes galvojom, kad jin yra žydė, ne, tai jinai vargšė ten prasitampė ir per vieną dieną tapo balta visiškai. Petras su mamulė, jie tepė slides, nes jiems irgi nacija atėjo, kaip ir kitiems, grasino, kad jie matė, kas vyksta aplinkui. Jie iškeliavo į Maskvą. Paaiškėjo, kad Maskvoje jų niekas nelaukia visai. Jie niekam yra neįdomus. Jie yra kažkokie pabėgėliai. Pradėjo persekioti tenai. Pradėjo prašyti, kad būtų ištikimybė labai didelė. Tai jie ten kažkaip labai atsikandę buvo tų visų vaizdų ir nusprendė, kad važiuos dar toliau. Ir 4 ar 5 metus abudu praleido Almatoj, Kazachstane. Jinai nuvažiavo tenai ir vaikščiodavo su kostiumėliais. Petras su kostiumu. Ir specialiai būdavo visada trumpas šlipsas, kad išsiskirti iš kitų, kitais su normaliais šlipsais, o čia būtinai trumpas ir ryškus. Ir jie nuėjo į kiną. Ir jie pamatė, kas čia per keistas garsas. O keistas garsas buvo saulėgrąžas gliaudo ir spjaudo arba mėto. Ir jinai pajuto vieną dieną, tą kartą, kad jos šukuosena yra su kažkokiais keistais dalykais. Paaiškėjo, kad lukštai. Vietinės moteris pamatė tokią damą jauną, taip išreiškė savo požiūrį į ją. Jie pamastė, ką čia dabar daryti, į kiną vis tiek norisi eiti. Baisiausiai, bet baisiai nesinori valytis tas saulėgrąžas iš plaukų. Ir Petras sako, Markiuk, padarom taip, aš tau pridėliosiu ir mes į kiną jau iš karto eidam pasipuošę. Po karo Marija Cvirkienė su pirmagimiu Andriumi ir sesers sūnumi Tomu Venclova sugrįžo į Kauną. Apsigyveno tėvo Merkelio Račkausko namuose. Petras Cvirka buvo paskirtas Sovietinės rašytojų sąjungos pirmininku. Gyveno ir dirbo Vilniuje. Yra įdomus dalykas, prie kurio aš neprieinu, nes man labai jautru. Bet Lietuvių literatūros ir tautosakos institute yra jų laiškai. Kada prasidėjo visa šita epopėja su Petru, tai man paskambino iš literatūros instituto, sako, žiūrėk, yra rankraštis, upė negrįžta. Įdomus dalykas, nes jis jo nebaigęs, parašė ten 16 puslapių ar kažkiek, prieš pat mirtį. Šiaip labai liūdnas romanas apie brolių žodžius. Ir pagrindinis veikėjas sako, aš tikiu, Lietuva bus laisva. Petras Cvirka mirė 1947-aisiais, kaip teigiama, dėl širdies ligos. Rašytojo žmona, dailininkė Marija Cvirkienė, liko su 2 mažais vaikais ir akivaizdu didžiulę vidinę tuštumą. Kadaise svajojusi atsiduoti tapybai, buvo priversta nulenkti galvą buičiai. Dar skaudesnį reveransą teko padaryti sovietiniai sistemai, priprasti prie didvyrio našlės vaidmens, prisitaikyti prie iškreiptų vertybių laikmečio, kuris jai buvo svetimas viskuo. Jinai gavo ir visokius pripažinimo vardus, bet knygų, sakykime, leidinių, tai tikrai labai nedaug yra, ten vos keli. Tai galima sakyti, kad jinai nedingo, buvo gerbiama, bet buvo nuošaly. Ir tas, aš manau, kad sovietmečio vaidinime, kuris reikalauja labai daug aukų, tokių vertybinių, tai buvo irgi toks labai, sakyčiau, išmintingas pasirinkimas. Nežiūrint tai, kad čia gal kažkoks ir paminklas, ir mokyklos, ir gatvės ten ir taip toliau, bet jokių
didelių studijų būtų žvėryne ten ar kažkur kitur nė velnio. Jokių spec ligoninių arba ten amerikankės parduotuvių ten ir taip toliau. Turėjau siaurą draugių, gerų draugių būrelį. Griciūtė, Tarabildienė, Grincevičiūtė. Tai su jomis kalbėdavo, puikiausiai atsimenu, kaip apkalbinėdavo visokius tapytojus, rašytojus, intrigėlės visokios įdomios, ką ten ta padarė, ką ten tas padarė, kaip ten ta įstojo partija, partiniai žmonės iš viso buvo ne žmonės. Jis baisiai pergyvendavo, kad neduok dieve bus kažkokia paroda. Nu, labai nenori. Arba neduok dieve reikės duoti kažkokį interviu. Cvirka miršta 47, o po kelių metų jau turbūt praėjus visam tam tokiam minėjimui ir jau įsiamžinimo etapui, 53 metais jis nutapo tokį savo patį ryškiausią autoportretą, kur jau mes matome ją ten ne kažkokią tai mažytę kompoziciją, o per visą paveikslą. Ir jinai žvelgia tokių teigiančių save žvilgsnių. Mes labai aiškiai matom, kad atsirado jai daug vietos, kad jinai yra svarbi, kad jinai sako visų kūnų, kad aš esu menininkė, jinai prie drobės su teptuku, o gėlės net nebėra gėlių, o gėlės ant jos suknelės. Išeina tokia savotiška laisvė, bet viskas, kas susijęs su Cvirka, yra tokiam, reiškia, saugiam žodžių mišini, kad mūsų santykiai buvo draugiški, mes šeimoje gerai sutardavom. Kai aš ateidavau, kai jisai rašo, sutrukdydavau, jisai nepykdavo. Viskas. Ir vakarinėse naujienose tą patį rašo, ir atsiminimų knygoje lygiai tą patį rašo. Tai reiškia toksai šablonas, tokį karališką tylos nereagavimo pasirenka kelią. Marija Cvirkienė mirė 2004-aisiais, sulaukusi 92. Iki paskutiniųjų gyvenimo dienų oriai nešė sudėtingo gyvenimo naštą, be savigailos ir be kaltinimų savo likimui. Mamulė buvo labai geras žmogus. Tiesiog. Jinai niekam nieko nepasako, kaip reikia daryti. Jin baisiausiai norėdavo žinoti kiekvieną dieną, kas kurią valandą grįš. Kontrolė baisiai nebuvo, bet niekad nesakydavo, su kuo draugauk, su kuo nedraugauk. Mano tėvai buvo hipiai, tai ten jie irgi buvo turbūt ne vienas žilas plaukas dėl to atsiradęs. Ką darydavo, jinai lenkiškai leisdavo savo ką nors iškeikti, tyliai ramiai, niekad viešai neišeidavo, šeimoje kas būdavo, tas būdavo, bet niekad viešai. Karts nuo karto leisdavo savo parūkyti ir aš labai stebėdavau, kaip mamulė rūko. Čia lygiai tas pats kaip Young Pope, jaunas jo popiežius įsitraukė cigaretę ir rūko, tai man gana buvo panašu. Baisiausias keiksmažodis, kurį kam nors sakydavo, tai pačiai Liulytei, tai buvo čertiovka. Jaunystėje jinai turėjo didelę ateitį. Sovietmečiu jinai turėjo gerovę, bet neturėjo ateities. Tai tarsi toksai paradoksas, kad jinai gyvena ten, kur ją remia, teikia jai privilegijas, bet jinai neturi laisvės. Tai ir tas vaidmuo primestas žmonos, jisai toksai, iš kurio tu negali išeiti.